Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's... Jis yra pasaulio čempionas, Sandraugos žaidynių aukso medalio laimėtojas, o jo kojų darbą treneriai rodo kaip pavyzdį. Jis ne tik nugali varžovus, bet ir priverčia juos atrodyti lėtai. Neapsigauk jo grožiu. Tai Skye Nicolson, 30-metė Australė, kovojusi nuo Gold Coast iki pasaulio čempionato aukso ir pakeitusi požiūrį į elitinį moterų boksą. Skye Nicolson gimė 1995 metais rugpjūčio 27 dieną Middlebrough'e, Queenslande, Australijoje, augo Gold Coast ir mokėsi Our Ladies College. Tačiau dar prieš pirmą smūgį jos istorija buvo ypatinga. Metus prieš gimstant Skye Nicolson, jos broliai James ir Gevinas žuvo autoavarijoje. Ji jų nepažino, bet visada nešiosi su savimi. James Nicholsonas buvo boksininkas, olimpietis, nepaprastas žmogus. Jis dalyvavo 1992 metais olimpinėse žaidynėse ir 1990 metais Sandraugos žaidynėse laimėjo bronzą. Neužbaigtas palikimas. Skye pradėjo treniruotis 12 metų Jamie Nicholson Memorial Gym Jataloje, pavadintoje jos velionio brolio garbei. Kiekvienas raundas, kiekvienas prakaito lašas nešė savyje jo atminimo svorį. Ir ji nebuvo viena. Kartu su ja treniravosi būsimos pasaulio čempionės Černeka Johnson ir Čie Kenelė. Ta sporto salė išugdė ne tik vieną čempionę, bet visą jų kartą. Nuo pradžių Skye išsiskyrė. Kol kiti jauni boksininkai rūpinosi smūgių atlikimu, Skye buvo susitelkusi į tai, kad jų išvengtų. Kojų darbas, kampai, gynybiniai judesiai. Pirmiausia judėti, tada galvoti, po to smūgiuoti. Ši filosofija tapo jos tapatybės dalimi ir ji ruošėsi ją atskleisti svarbiausiose sporto arenose. Prieš olimpinės vyko pasaulio čempionatas. 2016 metais Skye varžėsi pusvidutinio svorio kategorijoje ir grįžo namo su bronzos medaliu, tačiau tais metais vykusios Rio de Janeiro olimpinės žaidynės jai liko nepasiekiamos. Žinia pateko. Kita boksininkė galbūt būtų palūžusi, bet Skye nusprendė. Ji numetė svorį per 4 kategorijas iki plunkstinio svorio ir viską pradėjo iš naujo. Auka atsipirko taip, kaip niekas negalėjo numatyti. Po 2 metų Gold Coasto Sandraugos žaidynėse savo šalyje, Skye Nicolson plunkstinio svorio finale susitiko su Šiaurės Airijos atstove Michaela Walsh. Good left hand. So principally from a boxing perspective, the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh. Ji dalinių teisėjų sprendimu laimėjo aukso medalį savo šalyje, bet viskas nesibaigė. Laukė atidėtos Tokijo olimpinės žaidynės 2021-aisiais. Skye kvalifikavosi per 2020-ųjų Azijos ir Okeanijos atrankos turnyrą Amane, Jordanijoje. Skye nugalėjusi Bolortultų Murkujak ir patekusi į Australijos olimpinės rinktinės sudėtį, atvyko į Japoniją su mėgėjišku rekordu. Padaryta 107 pergalės ir 32 pralaimėjimai. Tai elitinių tarptautinių varžybų metų įrašai. Ir ji kovojo iš visų jėgų. Tačiau ketvirtfinalyje ji susitiko su britų boksininkė Keris Artingstall. Kova buvo įtempta ir varginanti, o teisėjų kortelėse rezultatas buvo 3-2 jos nenaudai. Nice again, body shot there. Just picked some very nice. Get the jabs going. That's another solid jab. It gives you so many options. For Artingstall, the longer that round went on. Nebuvo medalio, tik nusivylimas didžiausioje jos scenoje. Išvykdama iš Tokijo, jie jau turėjo planą ir pasaulis greitai sužinos jos galimybės. Skye Nicolson pasirašė sutartį su prestižinė Matchroom Boxing ir profesionaliai debiutavo 2022 metų kovą. Debiutas įvyko Pechanga Resort and Casino San Diege, Jungtinėse Amerikos valstijose.
Jessica Juarez buvo jos pirmoji profesionali varžovė ir iškart tapo aišku, kad tai nebus konkurencinga naktis. Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate. Timely once again. Skajas Nicholson džebas kėlė problemų, o jos kojų darbas vertė Juarez atrodyti tarsi kovotų su šešėliu. Švari, tiksli, dominuojanti nuo pradžios iki pabaigos. Ji ir toliau dirba. Good right now. Fire under. And now and that left hand coming out. Vienbalsis sprendimas, be dramos, be žalos. Naujoji profesionalė iš Australijos atvyko be ne vieno įbrėžimo. Po 7 mėnesių Skaya Nicholson grįžo į ringą Brisbane ir kovojo savo pirmoje profesionalioje kovoje gimtojoje šalyje prieš pasiruošusią Christina Jacobs. Tačiau klasės skirtumas buvo akivaizdus nuo pirmojo raundo, nes Skaya Nicholson kontroliavo atstumą, tempą ir visą kovą. Taip, ji taip daro. Dar viena pergalė vieningų teisėjų sprendimu ir pirmasis moterų puslengvio svorio sandraugos čempionės diržas ant jos juosmens. New Yorko, Madison Square Garden, Hulu Theater. Skaya dabar kovojo dėl WBC sidabrinio puslengvio svorio čempionės titulo prieš Tanya Alvarez. Čempionatas? Between Nicholson and Alvarez, what will we see? Alvarez bandė naudoti fizinę jėgą, spaudė į priekį ir dirbo iš arti. Tačiau Sky kiekvieną kartą, kai ji bandė sumažinti atstumą, privertė ją už tai sumokėti. I don't know if tactics are in her stance. Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. Prieš raundo pabaigą buvo aišku, kad Skaya Nicholson dominuoja. Pergalė vieningų teisėjų sprendimu papildė jos titulų sąrašą, kai didžiausias karjeros proveržis jau buvo arti. Tai buvo kova, kuri parodė, kad Skaya Nicholson tikrai pasiruošusi elitui. Linda Leka, buvusi pasaulio čempionė, turinti daug patirties ir galinti atskleisti bet kokį bokso žvaigždės silpnumą. Leka viską atnešė į Cardiffo tarptautinę areną Velse. Jis spaudė į priekį, dirbo ties kūnu ir darė tokį spaudimą, kokį gali sukurti tik pasaulio čempionato patirtis. She gets in the ring, doesn't always try and adjust. That she hasn't stopped an opponent yet. Seen her in the past, she is awkward. Skaya Nicholson susitvarkė su viskuo, neutralizavo Leką ir pranoko buvusią pasaulio čempionę nuo pradžios iki pabaigos. It was the wires through me. I thought it was the height, but that's a good fight tonight. Yeah. So this one, Skaya Nicholson on the front foot. She's controlling that this evening in this second round. Yeah, but if I'm coaching a fighter, It would certainly be a good scout on the record for Skaya Nicholson beating a former world champion, though way past her best Linda Leka. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Skaya Nicholson. Dar vienas vienbalsis sprendimas. 7 kovos ir 7 pergalės, nepralaimėjus nė vieno raundo. Laikinasis WBC pasaulio plunkstinio svorio čempionės titulas dabar buvo jos ranka pasiekiamas. Tai buvo kova, kuri viską pakeitė. Skaya Nicholson Tijuanoje, Meksikoje, metė iššūkį Sabrinai Maribel Perez dėl laikinojo WBC čempionės titulo. Ji turėjo tai padaryti Perez teritorijoje, priešiškos publikos akivaizdoje, susirinkusioje palaikyti savo čempionę. Perez stipriai pradėjo, pasinaudodama namų ringo pranašumu ir publikos energiją, agresyviai žengdama į priekį. Made a smart decision. From title fight. And I think it's a matter of Left hand to the body, a couple of final moments of defeating Elise Marugo Franco. for Sabrina to left. Sky atlaikė spaudimą. Toliau boksavosi tiksliu jab smūgiu ir puikiai naudojo kojų darbą. Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. When you were robbed, Gabe, when you not like Down. Jis tapo. seconds. Viduriniuose raunduose tai buvo meistriškumo pamoka. Kai nuskambėjo finalinis varpas, Tijuana nutilo. Vietiniai žiūrovai žinojo, kad viskas baigta. Perez, a former
Sky Nicholson laimėjo vieningų teisėjų sprendimų Meksikoje prieš vietinę čempionę ir tapo laikina WBC plunksninio svorio pasaulio čempione. Po 2 mėnesių nuo laikinojo titulo iškovojimo, Sky vėl kovojo Trečių arenoje Dubline, Airijoje ir pirmą kartą profesionaliai neištvėrė iki galo. Wildheart spaudė, bet Sky Nicholson buvo itin efektyvi. Ji nuolat didino spaudimą ir taikliai atakavo, pamažu palauždama pretendentę. And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against too long to commit to their attacks there. And lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately Palauk. closer. And if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely there from Nicholson. 9 raunde teisėjas pamatė, kad žala jau pakankama ir sustabdė kovą. Pirmoji jos profesionalios karjeros pergalė anksčiau laiko. Laikinoji čempionė aiškiai parodė, ji čia ne tik pranokti varžoves, bet ir jas sutriuškinti. There's a thinker in there. There it is. Round 3 scheduled for 10. WBC puslengvio svorio čempionatas. Pirmoji titulo gynyba – Wells Fargo centras, Filadelfija. Diana Vargas įžengė su tikslu sukelti Sky problemų, tačiau pralaimėjo triuškinamai. She's not going to do it out of range. But she needs to jab her way in this sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so, no. Oh, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson, and maybe she gets on her horse. Visi teisėjai jai skyrė 190. Tobula pergalė, Vargas nelaimėjo ne vieno iš 10 raundų. Čempionė ne tik gynėsi, bet ir siuntė žinutę pasaulio čempionato. Matador is beating the bull here in round 3, as I say that, Raven. Good attempt there, when you fight strong, and if you allow us to get that rhythm, landed a moment ago, Chapman, she did pull. Sky judesiai, laiko pojūtis ir kombinacijos buvo visiškai kitame lygyje. Didžiausioje moterų bokso arenoje tame pasaulio regione. Ever take that fight because her style will be so bad. Exciting fight, definitely. Vienbalsiai. Viskas vis dar buvo australų rankose. Sugrįžimas namo ir kova, kuri turėjo tapti Sky Nicholson triumfu, virto jos pralaimėjimu prieš didžiausią minią Australijoje. Jos varžovė nepralaimėjusi pretendentė Tiara Brown su 18 pergalių ir 11 nokautų. Kovotoja su puikia fizinė forma, neturinti ką prarasti. Brown įžengė agresyviai ir kietai, paversdama kovą negražiai ir varginančią kovą. There's a good shot. Corner of Nicholson loved that shot. Tricky target. Nicholson. She fires. Cut off the ring as she was talking about in the lead-up. Time! A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. Brown pavertė kovą fiziškai ir nepatogia, visiškai išmušdama Sky iš jos komforto zonos. Pirmą kartą profesionalioje karjeroje Sky nerado reikiamos erdvės boksuotis. After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left hand. Nicholson's got punching range, and it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself. Brown comes back with a cup. Susirinkusieji stebėjo savo čempionės kovą. Brown buvo neveilestinga visos kovos metu, kuri buvo daug atkaklesnė nei tikėtasi. And the new WBC featherweight champion of the world, Tiara, the Dark Menace Brown.
Sky Nicholson pirmą kartą kaip profesionalė prarado WBC plunksnio svorio čempionės titulą ir nepralaimėtą rekordą. Sugrįžimas namo nuvylė. Didžiuosius nuo gerų skiria ne elgesys laimėjus, o veiksmai po pralaimėjimo. Po pralaimėjimo Sky su komanda nusprendė pereiti į antrąjį lengviausią svorį ir viską pradėti iš naujo. Sugrįžimas prasidėjo Mančesterio arenoje, Anglijoje, kur Sky iš karto dominavo. Real handful. Made the world champion, made the good was Start to prove people wrong. With intense, really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. yeah, different look to her, wasn't it? It was good. Antrajame raunde Sky smogė negailestingų kombinacijų seriją, todėl teisėjas nutraukė Gonzalės kančias. Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a... Naujas skyrius ir įspėjimas visoms super lengvo svorio kovotojoms pasaulyje. Rimta problema, ji neseniai pateko į šią svorio kategoriją. Po mažiau nei 7 savaičių Sky sugrįžo į Australiją, Fortitude Music Hall Brisbane, kovoti dėl laisvo IBF moterų antrojo lengviausio svorio tarpkontinentinio čempionės titulo. Nuo pat pradžių kova atrodė įtempta, tačiau Sky pradėjo pranokti Urbaši. Said that they Nicholson down at 55. She just touches the jab and looking for the big left. She can match. Sky Nick trying to use the feints to draw the attack from her. Antrajame raunde Sky stipriai smogė Urbaši į kūną ir šis suprato, kad pralaimėjo. Kol Urbaši bandė atsigauti, Sky kovą baigė stiprią kombinaciją. Oh, she hurt with that body shot. Oh, you gotta keep going. Nice. 2 kovos naujojoje divizijoje ir 2 pergalės nokautų. Šis sugrįžimas buvo ne tik tikras, bet ir įspūdingas. Paskutinė 2025 metų kova. Stocktonas, Kalifornija. Laikinasis WBC antrojo lengviausio svorio čempiono titulas yra ant kortos prieš Julianą. Luna, veteranė su 28 pergalėmis, 4 pralaimėjimais ir 1 lygiosiomis, daugelį metų priklauso sporto elitui. Per 10 raundų Luna atidavė viską, bet Sky dar daugiau. And tripling away in, I thought she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Wow. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hand, but... Counter shot again to the body, then to 51 as well. And those are the... just continues to lead the dance here. Teisėjai vienbalsiai pergalė ir laikinai WBC antrojo lengviausio svorio čempionės titulą skyrė Sky. Super bantamweight champion Sky Nicholson. Sugrįžimas užbaigtas, o antrojo lengviausio svorio divizija dabar turi rimtą problemą. Tai ir daro Sky'ų įdomų ne tik dėl titulų. Jei ją pamatytumėte už ringo ribų, niekada nepagalvotumėte. Ji šilta, elegantiška ir žavinga be pastangų, bet įžengusi į ringą ji tampa visiškai kitu žmogumi. Vaiduoklis, technika, problema, kurios niekas nesugebėjo išspręsti. Kontrastas viską pasako, o varžovai tai sužino sunkiausių būdų. Kas toliau? 30-metė pasaulio čempionė Sky Nicholson savo sugrįžime pasiekė 3 pergalės iš eilės nokautų ir dar nebaigė karjeros. Atsakomoji kova su Tiara Brown dar laukia. Pilnas pasaulio bokso tarybos WBC antrojo lengviausio svorio čempionės titulas yra kitas tikslas ir visa divizija tai žino. Klausimas nėra, ar ji taps 2-kart pasaulio čempionė. Klausimas kada? Nuo sporto salės pavadintos jos nepažinto brolio vardu iki WBC pasaulio čempionės ir sugrįžimo karalienės. Elitinė technika ne tik stilius, bet ir ginklas, kurį Sky Nicholson naudoja triuškindama visus savo kelyje.